Čia kamuolį į dešinį pusę flangą, Arspilės prie kamuolio. Čempionate. Čia pavojingas momentas, kaip Lazdauskaitei nepavyko. Tuo tarpu MFA Žalgiris Ambrau viešės pas Kauno rajono Hegelį. Taip pat Lolita Žižytė. Lolita Žižytė žaidė abiejose. Nepavyko perdavimas į baudos aikštelę. Be abejo buvo adresuotas perdavimas ko gero 11 metrų žymos link, galingas šūvis ir meta Šeškutė. Ir pražanga. Futbolininkės iš Nigerijos. Vidurio zonoje. Žižytės reidas dešiniuoju kraštu, reiktų perdavimo. Jis yra, kas uždarys. Eda Šeškutė. Dabar sprinto lenktynės. Žaidžia čeklistą Maja Musaskaja, legionierė iš Turkmėnijos. Kristina Pereviznik grasina varžovų vartams, jos smūgis nepataikė, Krepka banga iš Gargždų įveikta. Šiaip neblogas. Ir Aleksandrija Maden dabar nusprendžia žaisti kampinį trumpų perdavimų. Musaskaja adresuoja kamuolį į vartų plotą. Čia tenka Pereviznik toliau tęsia savo pasirodymą. 1-1 iššoka Kristina Pereviznik. Varžovių gynėja nieko čia nebūtų ir susikūrusi. Dar kartą komplimentai jai ir ne kartą tos komplimentus sakysime. Čia Aleksandrija Maden beipos. Skrieja kamuolys į vartininkės aikštelę. Maden baudos aikštelėje jau pirmoje ties komandai dubleriniai Vilniaus Žalgirio komandai jie atstovavo. 44-asis komandos kapitonė Ugnė Lazdauskaitė. Vis tiek traukos objektas, įdomu pasižiūrėti naujas erdvės. O čia Aleksandrija Maden sulaukė puikaus Smailytės perdavimo. Jos atrankos etape lietuvaičių lauks akistatos su panašiaus pajėgumo atstovėmis. Čia smūgis į vartus ir kamuolys purda vartų tinkle. Andros Olamidės įvarčio dėka veržiasi į priekį. Švilpukas tyli. Ir dar vienas reidas. Sandra Olamidė vėl baudos aikštelėje. Dar vienas nigerietė šansas ir dar vienas įvartis per 1 minutę. Dublis, taip, Transilvest komandos gynyba. Dabar vėl slysteli Transilvest komandos žaidėjai. Ir stebėsime, kuo baigsis ši situacija. Aleks tikisi ir futbolininkės šiandien tos atsikopė, kad būtų išvengta kažkokių neišpranašumų, nes 2 mačus jos laimėjo. Vienas tarpus šiaip jau yra gan pavojinga. Puolėja mušus 3 įvarčius A lygoje. Čia užsienogos buvo tikrai geros. O čia akivaizdžiai klysta Transilvest gynėja, šansas Vilnietėms, bet koncentracijos klaidų nereikėtų daryti prie savo vartų. Kristina Pereviznik. Kockaitė. Jos perdavimas. Daugiau nei akivaizdus. O čia šansas Transilvest, vienas paskutinis. Bet viskas. Vilniaus MFA Žalgiris Ambrau perima iniciatyvą sidabro lenktynėse, triumfuoja Vilniaus žalgirietės 2-0 prieš pagrindinės konkurentės Vilniaus rajono Transilvest futbolininkės.